Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes realizuosime interaktyvius objektus. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Na, mes pradėsime iškart nuo interfeiso. Tai viduj Interactables folderio mes sukursime skriptą, kurį pavadinsime iInteractable. Atidarysime tą skriptą, iškart nurodysim, kad tai pas mus yra interfeisas. Ir iInteractable pas mus praplės iInformation containerį. Ir čia pas mus bus vienas metodas interact. Dabar pereisim prie interaktoriaus ir jį praplėsim. Sukursim čia interactable fieldą. Iškart pridėsime įvykį, kuris nurodys, kad mūsų interactable objektas pasikeitė. Dėl to, kad iInteractable pas mus praplečia iInformation containerį, mes galim padaryti tokį dalyką ir iš konteinerio pabandyti ištraukti interactable, jeigu tai tas pats objektas. Jeigu tai tipas, kuris implementuoja interfeisą iInteractable. Jeigu tai ne tas tipas, mes čia gausime nullą. Ir čia, jeigu tie objektai nesutampa, mes iškart galim pasakyti, kad mūsų interactable'as pasikeitė ir perduoti ten mūsų interactable objektą. Ir jeigu tai ne tiesiog objektas su informacija, o mūsų interactable'as, tai čia jis ir bus išsaugotas pas mus. Ir mes galim dabar parašyti paprastą update metodą. Tai jeigu mes spaudžiame mygtuką interact ir mūsų interactable'as nenalas, tai mes ir iškviesime tą interact metodą. Arba aprašome tai paprasčiau naudojant klaustuką. Ir mes pamiršime padaryti vieną dalyką. Mes nuskaitome tą naują interactable, bet niekur jo nepriskiriam. Šiaip mes galim tai priskirti prie mūsų current interactable objektų, nes mums nereikalingas bus čia patikrinimas. Ir čia kaip ir viskas. Reikia tik nustatyti dar interact mygtuką. Einame prie Edit ir Project Settings. Atidarom Input Managerį, nurodome, kad pas mus bus dar vienas papildomas mygtukas ir pavadinsime jį Interact. Ir čia pas mus bus mygtukas. Na ir dabar mums reikalingas kažkoks interactable objektas, naudojant kurį mes ir galėsime ištestuoti tą dalyką. Taip pat aš čia sukursiu folderį Interfaces ir ten įmesiu visus interfeisus. O sukursiu aš skriptą medkit. Ir tas medkit pas mus turi implementuoti iInteractable. Nurodysim, koks pas mus bus čia hue amountas, implementuosime mūsų interfeisą, galim parašyti press E to hue arba galim nurodyti tiesiog pavadinimą. Na ir čia rašysime informaciją apie tai, kiek dabar turime gyvybių. Mes iš anksto susitarėm, kad su tais objektais galės sąveikauti tik playeris, tai čia mes viduj interact metodo galim kreiptis laisvai prie playerio. Tai čia kreipiamės prie player half ir kviečiam metodą heal. Na ir galim pasakyti, kad po kablelio pas mus nebus skaičių. Iškart sakome, kad jeigu mes paimėm daugiau nei 0 gyvybių, tai mes sakome, kad status pas mus pasikeitė. Tai mes iš pradžių turime atimti gyvybės ir tik po to iškviesti įvykį. Arba iš vis padaryti ir vieną ir kitą dalyką viduj ifo. Sukursiu tokį paprastą medkitą, pridėsiu papildomų objektų, tiesiog kad būtų kryžiukas, kad būtų aišku, kad čia medkitas. Po to galim bus tos visus objektus pakeisti. Ir ant to medkito aš galiu užmesti tą medkit skriptą. Ir nurodau, kiek gyvybių aš pridėsiu. Tik iš vidinių objektų aš panaikinsiu kollaiderius. Ir dabar paspaudus play mes galim pastebėti, kad viskas pas mus veiks. Na ir dabar gavus damage, kai mes prieiname čia ir spaudžiam E, mes matome, kad viskas veikia. Ir mums nurodo, kiek gyvybių mes galim dar atstatyti. Ir tą interfeisą mes galim taikyti bet kur. Mes galim padaryti duris, prieisime, paspausime E ir atidarysime. Arba mes galim padaryti transporto priemonę. Prieinam, spaudžiam E ir galim įlipti ir kažkur toliau važiuoti. Ir viską per tą mūsų interfeisą iInteractable. Mes turime metodą interact, per kurį viską ir darysime. Tai dabar jūs žinote, kaip padaryti interaktyvius objektus. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašymą. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.